Labas, netrukus išgirsi energingą ir įtraukiantį pokalbį su sporto psichologu Andrium. Kalbėjomės apie sportinę ir ne tik motivaciją, kokia jinai būna, kaip ją išlaikyti ir net kaip ją susigražinti, kai jinai dingsta. Net jei jos turi šiandien, manau, kad pokalbį tikrai verta paklausyti, nes sužinosi, kaip tą egzistuojančią motivaciją išlaikyti ilguoju laikotarpiu. Ačiū, kad spaudi like ir subscribe. Gero epizodo. Tai motivacija, kaip sakėjai, bendraja prasme, daug atšakų, daug mokslo, dar vienas kitam prieštaraujančių. Kaip sporte, tai yra lygiai tas pats, visos tos atšakos galioja, tiesiog jos turi kitą atspalvį, ar kai kurios netenka, sakykime, praktinės vertės. Tai nėra, kad kažkas negaliotų, neveiktų ir panašiai. Jeigu yra tie baziniai dalykai, tai baziniai dalykai egzistuoja visur. Tai nesvarbu, čia aišku visi mes tą žinome, ne vidinė išorinė motivacija, čia turbūt nuo senų laikų mes esame išmokinti, bet motivacija yra labiau kompleksiškas dalykas. Tai šitoje situacijoje, kas yra, tai reiškia, į kurią pusę, kas tave kreipia, koks yra tavo ten tas drive'as šitoje situacijoje. Aš noriu geresnis pakliūti komandą, jis galioja visur, aš noriu ten daugiau išmokti ir panašiai. Energija, tai yra jėga, kiek tu įdedi. Tai reiškia, mano motivacija yra eiti į džimą, bet klausimas, o kiek aš ten įdėsiu pastangų, tai jau čia motivacija dar išsiskiria, ne, į jėgą, kurią aš atiduodu, tada motivacija gali būti persitreniravimas. Tai situacija, jeigu aš esu per daug motyvuotas, tai jo, ir tada gaunasi, kad tai yra perspaudimas, tai jinai irgi galioja sporte. Ir čia kartais atrodo, per labai motyvuotas, čia yra labai didžiulis pliusas. Ne, tai labai motyvuotas gali būti tai, kad tau maišo, nes tada tu pradedi perspausti save. Tai reiškia, mes nebeturim poilsio periodų, mes nebeleidžiam savo ilsėtis. Ir čia yra labai dažnas dalykas su profesionaliais sportininkais. Tada yra, kad ne, kaip ir minėjau, kad viena teorija sako, kad žmogus iš vidaus yra labai motyvuotas ir svarbiausia yra tik tai jo asmeninės savybės, o kita pusė sako, kad aplinka yra žymiai svarbesnis dalykas. Tada trečia sako, kad ne, ir tai yra svarbiaus, bet neaišku, kiek kas procentų daugiau duoda, priklauso nuo to. Tai viskas absoliučiai, kur mes bedursime po motivaciją, kaip ir šnekėjom pačioje pradžiai, gal kai dar nebuvo jungtas kameras, tai yra tas dalykas, kad viskas yra, bet kurgi paimsi, motivacija išsišakoja į labai labai daug dalykų. Mes dažniausiai bandom ją supaprastinti. Pritrūko motivacijos, ne? Reikia motivacijos, reikia užmotyvuoti. Ir aš dabar, dirbant su vienu didžiausiu, jeigu turbūt ne didžiausiu sportų pasaulyje ir su sportininkais iš jų, aš irgi užduodavau klausimą, kaip motyvuoja, nes tas motyvas yra laimėti, dar kažką. Ir jeigu tu būsi daugiausiai pastatęs ant to laimėjimo, tai tie, kas važiuoja ant to laimėjimo, tos išorinės motivacijos, to noro pasiekimų motivacijos, tai jie daugiau turi šansų turėti išmoktą, pavyzdžiui, bėgiškumą. O išmoktas bėgiškumas yra tada, kada mes prie tokio tam tikrų situacijų išmokstame būti ir su jais susitaikome. Tai aš visą laiką rodau tokį filmuką, yra anglų kalba, kuomet dramblys yra pririšamas, jis kol pagautas taip auginamas ir jisai atsisako judėti ir atsisako pabėgti. O kas atsitinka, tai atsisako pabėgti, nes nesvarbu, kiek aš bėdadu savo pastangų, rezultatas buvo toks pats. Tai dabar, jeigu aš turiu pasiekimo motivaciją, tada aš pradedu save vertinti, kad man neužtenka jėgų, aš per silpnas ar dar kažką, bet grįžtant prie to pačio, kad jis nebepradeda vertinti, o kokios buvogi mano pastangos įdėtos. Jis nepradeda, jis labai generalizuoja juodą arba baltą. Tai ta motivacija šitoje situacijoje, jeigu dažnai būna sporte tik pasiekimais vertinimas, tai PB, tarkim, jeigu paimtume nebėgimą, ir čia gaunasi tai, kad jeigu tik pasiekimais, nesąmonė, mes pradedame ieškoti priežasčių, įsivystas tas išmoktas bėgiškumas. Nes kuo tu daugiau treniruojasi, tuo sunkiau. Nes pradžia tavo personal best, jisai gerėja, baisiai greitai, baisiai visas tas. Motivacija maksimali, nes mane veža laikas, kurį aš matau, dar kažką. Bet po to, kai pradeda nebegerėti, jeigu tu turi tik pasiekimų motivaciją, kas atsitinka, velnės, aš įdedu daugiau pastangų, aš įdedu daugiau visko. O rezultatas mažiau geras. Ir kartais net negerėja, kartais jis sustoja, tada mes neįvertinam faktorių, kad, tarkim, gali būti persitreniravimas. Man reikia dabar daugiau treniruotis, ten ar dar. Nes seniau aš daugiau treniravausi, man buvo malonu, ir aš gerėjo tas rezultatas. Dabar aš
Dar turiu turbūt daugiau, tada mes nebeduodam to poilsio, tada aš persakau, atsiranda išmoktas bėgiškumas. Nesvarbu, kiek aš beidėsiu treniruočių pastangų, nebeteina arba ateina labai neaiškiu laiku tas paskatinimas, kada tas PB pagerėja. Tai jeigu mes šitoje situacijoje, ką ir sako, jeigu mes turim tą pasiekimų motivaciją, jinai pradžioje labai veikia, bet vėliau jinai sustoja veikusi, nes tavo pastangos nebetitinka tavo įdėtų gražos. Tai tada reikėtų, kas yra ir mokoma, daug tų tyrimų parodo, kad jeigu sportininkui, nebūtinai sportininkui, ten per mokyklas dažniau netgi jie daro, tai kad jeigu mes vertinsim ne jų pažymius, bet tarkim pastangas, kurias tu įdėjai ir nuo tavo pastangų kas pasikeitė. Ir jeigu to sako pasikeitė, aš geriau jaučiausi rašydamas kontrolinį, aš geriau jaučiausi, nes atėjau tvirčiau į tą galbūt pamoką. Tai lygiai tas su sportu, aš atėjau tvirčiau, nes aš žinau, ką aš norėjau išbandyti. Tai su sportu dirbant, grįžtant prie tos sporto šakos, jūs dažniausiai išeinat laimėti ir kadangi jūs išeinat laimėti, kažkas nepasiseka, jūs nebeturit užduočių ir tada mes pradėjome vertinti teisėjas, danga, kaltininko. Būtent, nes išmoktas bėgiškumas atsiranda. Tai reiškia, ašgi tai treniravausi, nesvarbu, kad ir kiti treniravosi, ne? Ašgi tai norėjau laimėti, mano noras buvo didžiulis. Tai. Bet tu neturėjai užduočių. Ir va čia gaunasi su motyvacija dažnu atveju yra, tu turi motyvuotas būti užduotims. Ir čia, kad ir kaip bebūtų, aš visą laiką duodu pavyzdį tokį, kad gyvenimas neturi tokio dalyko, ką turi kompiuteriniai žaidimai. Ir dėl to dažnu atveju žmonės pralaimi čia, nes kompiuteriniai žaidimai tau išdėlioja ne tik tai norimus ten didžiulis tikslus, bet jie uždeda ir paprastesnius dalykus, kokį veiksmą tu padaręs, tu vis tiek būsi paskatinamas ir tave tai pririša. Žiūrėk, tu prisijungi, kiekvieną dieną tu gausi monetą. Ačiū ten ar dar kažką, ar išlaikai savo stryką, čia nežinau, su Snapchatu tas pas, kur žmonės tiesiog bet ką parašys tam, kad išlaikyti tą stryką teoriškai. Duolingo lygiai taip pat. Duolingo, jo, yra tas atvarianas ir tada, ne, sunkėja, bet tada duoda, mato tau neišina, tada tau ten palengvėja, ta prasme, prisitaiko prie to, kad ne tik pasiekimų, bet tavo yra tokio aiškiau užduočių. Ką tu padarei, tavo veiksmas yra paskatinamas. Tai aš, pavyzdžiui, su sportininkais dirbant, pirmas dalykas, ką mes darom, mes bandom nulipti nuo to pasiekimų ir mes grįžtą motyvą paliekam užduočių. O užduočių tai galėtų būti nuo to, ką tu tikrai gali atlikti, kai tu atėjai pirmą kartą į treniruotę. Tai reiškia, pirmą kartą treniruotę mūsų tikrai neskatino pasiekimų motyvacija, iš karto, nežinau, atmušti kamuoliuką, prabėgti tam tikram laikui, mus pratino pradžiai tų labiau veiksmų motyvacija. Žiūrėk, bėgti reikia, dėti kojas taip ir tu, matai, aš jau žinau, kaip dėti koją ir tai gaunasi toksai, kad nepasiekiau kažkokio rezultato, bet veiksmas, kurį atlieku, jau yra taisyklingas ir aš žinau, kad dar rezultatas negerėja, mano technika taiso, žinai, šitoje situacijoje ir kažkada aš kažką iš to gausiu. Bet veiksmas, tu žinai, kad tu kažką darai. Ir tada gaunasi išmokto bėgiškumo mažėja, nes jeigu tu padarai klaidą, tu žinai, aš ten nugarą koją netai padėjau ir tu labai gali greitai reflektuoti. Tai čia yra tas motyvacija, kaip gali pasikeisti, kai tu pradedi siekti rezultatą. O tada aš išmokstu bėgti. Tada aš išmokstu skaičiuoti savo atkarpas, aš išmokstu kvėpavimą, aš išmokstu taisyklingumą ir aš pamirštu dabar, kaip reikia atlikinėti tos užduotis. Dabar mano motyvas yra tik tai tas, kas akivaizdžiai matosi. Rezultatas, ne? Nes visi moka taisyklingai, ten tarkim bėgti, visi moka visą šitą. Ne. Tu dėl to čia ir pasiekiai. Tai ten aš sakau, su ta sporto šaka grįžtant, užbaigiant, tai sakau, jeigu jūs turite užduotis ir taip mes visiškai į labai paprastus dalykus grįžtant, sukuria motyvaciją, kiekvieną kartą atėjus į treniruotę, kiekvieną kartą atėjus į rungtynes, surask, kokią užduotį tu gali atlikti ir nebūtinai pasikeis laikas, bet kažkas pasikeis. Tokiu atveju mes išvengsim to išmokto bėgiškumo, nes bet kurioje atveju tu turi savo veiksmą, kurį tu gali pakontroliuoti. O kaip šitoj, liekant dar šitoj situacijoje, ar ne, su išmoktų bėgiškumu, man klausant susidaro toks įspūdis, kad jeigu aš turiu išorinį motivatorių, tai yra savo PB pagerint, tai išmoktas bėgiškumas, ar ne tai, kad garantuotas, bet jis gali būti. Ar gali būti ir su vidinė motivacija išmoktas bėgiškumas? Jeigu mano intrinsik yra motivatorius, ar ne, bet vis tiek aš nesu apsaugotas nuo išmokto bėgiškumo kaip čia, tikimybės. Nesi, bet kitas dalykas yra tai, kad jeigu tai yra vidinis dalykas, tai
Tarkim, koks yra mano tikslas, ne tas vidinio, mano tikslas yra, jeigu jo. Tarkim, numest svorio. Ar čia išorinis motivatorius? O tai kaip čia gali vidinis? Nu, taip. koks iš čia yra visiškai išorinis. Nes va dabar, dėl to, kai tu uždavai klausimą, tu pabandykime surasti, koks galėtų būti tas vidinis, iš kurio man... Noriu būti sveikas. O geriau, apibūdinkim sveikas. Čia mes grįžtam prie motyvacijos. Nes čia grįžta... Aš, kai lygiai tas pats, dirbu su sportininkais ir sakau, žiūrėkit, baimės ir stresus jums dažniausiai sukelia tie dalykai, ko jūs negalit kontroliuoti. Aha. Niekada nesukelia tai, ką jūs galit kontroliuoti. Tai čia yra panašus dalykas. Mes ištraukiam, noriu būti sveikas, noriu būti, nežinau, ten gražus, noriu būti dar kažkas, bet tai čia yra išorinė motyvacija, noriu būti sveikas, sveikata lik ir vidaus dalykas, bet ne visai. Tai jeigu tavo vidinė motyvacija mes susiaurinam, kad tai yra aš noriu ir ką tiksliai jausti. Mano motyvacija, aš noriu jausti, kad aš galiu eiti ilgesnį laiko tarpą ir taip jausis komfortiškai. Mhm. Tai natūralu, kad dabar tu supranti, kad aš nesijaučiu, bet tada po treniruotės, po kažkelinto karto žiūriu, kad aš jau einu labiau komfortiškai. Ir ar čia yra tada išmoktas bėgiškumas? Išmoktas bėgiškumas yra tada, kai aš sustoju eiti. Aha. Ir nustoju tą daryti, aš tada puikiai suprantu, kad jo, nes aš neinu treniruotės, ten ar dar kažką. Dažniausiai aš sakau, susisiaurinkit, kas tiksliai tai yra, nes ką mes darom su sportininkais, pasakykite tiksliai, koks yra tas motyvas. Mhm. Nenaudokite tų bazinių, sveikata, nežinau, grožis, raumeningumas, PB, svoris, dar kažką, nes čia slypi labai daug dalykų. Aš, pavyzdžiui, su sportininkais darau, aprašykite, kokias jūs turite savo savybės. Mhm. Ir tada sako, tai gerai, aš esu pasitikintis savimi. Sakau, tai tu išplėsk, ką tu turi omeny, nes nėra 100% niekada galų. Ir tai pasitikintis savimi, tai kur? Tai ten sporte, kaip tas pasireiškia, kaip ten dar kažką. Tai kaip ir šito podcast'o pavadinimas yra padypinti, tai čia yra dalykas, kad tu tada dypini, koks yra tiksliai tavo tas motyvas. Nes jeigu mano motyvas yra labai toksai bazinis, kaip ir motyvacija šnekėjom, tai tu labai lengvai gali jį pamest. Aš su sportininkais, dirbant su motyvacija, dažnai sakau, tu pažiūrėk, čia yra dviejose skirtingose galuose. Tarkim, aš noriu laimėti ir mėgautis. Skamba logiškai, ne? Kaip tu turi laimėti ir aš mėgaujuosi. Gerai, ir klausiu, kada tu mėgaujasi, kaip pavyzdys? Kai laimiu būna, sakome. Kai laimiu, ten kaip vienas iš tų dalykų. Tai gerai, tai reiškia, bet kol tu žaidi, tai reiškia, tu nesimėgauji. Nes tai tada kada tau reikia nemėgautis? Tai čia atsiranda, kai tu nori suprasti savo motivaciją ir kur yra tavo pagrindinis tas motyvas, tai tada klausimas yra, kur tau reikia tiksliau padypinti. Tada, kai žaidžiu. Mhm. O tai gerai, kada paskutinį kartą tu žaisdamas jautėjai laimę? Ten ir tada sako, tada, kai arba bėgdamas, nesvarbu, kada tu darydamas dalyką jautėjai laimę. Ir sako, aš jaučiau laimę, nežinau, kada turbūt negalvoju apie rezultatą, tiesiog išbėgau, tai žinai, ir atlikau tą veiksmą. Tai čia jau tau prieštarauja, vienas sako, tu turi galvoti apie rezultatą ir pasiekti, o kita tavo pusė sako, tu turi negalvoti. Ir tada, kuris tau atrodo tęsiasi ilgiau? Mhm. Ir ilgiau turbūt tęsiasi, jeigu aš bėgsiu ir jausiu tą malonumą bėgdamas. Ir tada tu pradedi, tai mano turbūt tikslas yra, nuo ko aš ir pradėjau pasirinkti kryptį, kur yra tavo kryptis. Mhm. Nes visko negali būti, kažką lik ir pasirengi ir kitas buvo, kiek energijos tu tam duodi. Jeigu mano energija yra ten PB, tai aš tada ką darau, tai visą laiką žiūriu, kur čia, ir tą žiūriu, čia pasidalinu, dar kažkur. Ne, tavo pagrindinis dalykas tada yra kiek įmanoma išbūti, jeigu tu būsi čia, tai ir bus tas išmoktas bėgiškumas ir ta motyvacija patruputį dings ir atrodys, aš tiek daug įdedu, bet nieko negaunu. Bet ne, tu bėgi, tu gauni. Tu netreniruotė, tu gauni. Tai dėl to, jeigu tu išmoksi padypint ir išsigryninsi, ko tu iš tikrųjų nori, tada ta motyvacija, jinai išlieka ilgiau. Mhm. Nes jeigu gerai, tada sako, man patinka jausti tą skausmą ir kaip aš jį galbūt įveikiu ir kaip aš įveikiu save ir aš jaučiuosi kaip augu ten kaip žmogus. Ir man sako, gerai, o kai varžybose arba rezultatų ten bėga, kas tada? Blema, tada aš noriu, kad man nebūtų lik ir to skausmo, nes aš bijau, kad jisai man užkirs kelią, kad neleis prabėgti. Tai tam ir esmė, tai tu pats savo pradedi prieštarauti. Tai jeigu kiekvienam sportininkui, ką aš siūlau, pasirašyk, išsidypinkas tiksliai ir kars nuo karto tau reikia vienus palikti šone ir vieną pasirinkti. Ir ar mintis bus, kurios tave numetinės kitur bus. Bet čia kaip vienas sportininkas, aš kartais sakau, susirašykit savo galvoje mintis, kurios jums maišo
ir duok kitam vaizdą, kas tau maišo. Ir vienas mano sportininkas davė labai gerą pavyzdį, sako, čia yra kaip smėlis jūros ant tavo kojų. Nu, tu gali kiek nori valyti kojas išėjęs nuo jūros, bet namuose dar 2 savaitės turbūt rasi to smėlio. Tai reiškia, tu pritari, kad tu turi smėlio, kad jis bus, kad jis egzistuos. Ir kad tų minčių bus, kurios tave varys į šoną, bet tu susitaikai su to ir tiesiog nusivalai kojas, kiek tu gali ir nežinai toliau. Tai čia yra tas pats motyvacija. Tų trupinių bus, kurio tave vesi tą PB. Mes natūraliai norim varžytis, mes natūraliai norim laimėti. Bet jis veda į tai, kad tau bus tik tai blogiau. Tai aš visą laiką sakau sportininkam, išsigrynink, ko tu nori. Arba išsigrynink, koks tu atėjai į sportą. Labai dažnai sportininkai pasiekia labai daug ir tada jie palūžta ir aš sakau, bet prisimink, koks tu atėjai į sportą. Vat koks tu esi. Kas atvedė tave tom pirmom dienom? Būtent tas motyvacija, ne? Tai reiškia, jeigu tave atvedė būt geriausiu, būt dar kažkokiu ir panašiai, tas, viskas smagu, nes mes turim tą varžymosi dalyką, bet tada natūralu, kad tau nepatiko varžytis, tau patikdavo, kai pasibaigdavo tavo sportas. Tai aš dažnai sportininkam sakau, ar tau patinka tavo sportas? Ar tau patinka tai, ką tu darai? Jeigu tau patinka tik rezultatas, tai teoriškai tai tau nepatinka tai, ką tu darai. Tu darai dalyką, kur nori, kad jis kuo greičiau pasibaigtų. Čia labai nelogiškai skamba. Mano tikslas yra PB, mano tikslas yra padaryti ko geriausią rezultatą, tai tau nepatinka turbūt, ką tu darai. Nes jeigu mano vienintelis tikslas yra pabaigti, tai, atsiprašau. Jeigu dabar, mano tikslas, aš atvažiuoju čia ir aš žiūrėčiau laiką ir galvočiau, dabar tikslas yra kuo greičiau, kad pasibaigtų ir aš nežinau, kad kažkas uždėtų laiką, komentarą ar dar kažką, tai tada greičiausiai aš pradėčiau labai galvoti, ką aš neku, įtikti visiems ir dar kažką ir norėčiau kuo greičiau pabaigti ir greičiau mano tas yra dopamina. Taip. Bet tada prasmės nėra. Tai aš nemanau, kad taip vyktų darbas ir aš manau, kad tokie neišsilaiko žmonės savo srityje, kurie nori kuo greičiau pabaigti. Tai koks motyvas? Motyvas PB, motyvas būti geriausiu negu kiti. Aš galiu tokio, nežinau, viešą paslaptį skleist, kuo geresnis sportininkas, kuo jis aukščiau pasiekia, tuo jis blogiau jaučiasi. Nes iš jo visi labai tikisi ir jeigu jis netranda tos savęs vidinių dalykų, to jam yra sudėtingiau. Tai yra jo neužspaudžia išorinės visiškai expectation ar tikėjimuose, kad tu atbėgai pirmas, tai dabar visą laiką tu turi atbėgti pirmas. Būtent. Ir tada gaunas ne tik tavo noras atsiranda, išorinis noras, ignoruojam tavo savijautą, bėg per skausmus, jeigu tu per skausmus ten nepadarai, tai tada taip, tada jeigu tu sakai per skausmus, tai pasiteisinimas, pats save pradedi ėsti, ir tas labai sunku pasidaro. Tai aš vis laikas sakau, suraskit motivaciją. Motivacija negali būti išorinė, jinai gali būti, mes ją tiesiog automatiškai turim. Čia nėra, aš vis laikas sakau, galite nedėti papildomai anglių į savo traukinį, nes jisai nevažiuos. Vien tik išorinio šito dalyko, nes mes automatiškai turim. Tai reiškia, mes automatiškai vaikas žaisdamas žaidimą, jis automatiškai nori laimėti. Jam nereikia galvoti, kaip jisai, kad nori laimėti, mes turime tą. Tai dėl to mes turime kokį manom labiau dirbti su to video, ne? Išmokstu kortas laikyti rankoje, jau nemato mano kortų, labai gerai. 3 klausimai, norisi nei vieno nepamiršti. Tai pirmas gal tokia kaip ir reflektacija tai, ką sakei dėl varžybų ir pačio varžymos ir procesų mėgimo. Tai man gyvas pavyzdys buvo ir manau, kad sunkiai būčiau patikėjęs, jeigu nebūtų man pačiam tai vykę. Bėgau ne vienose varžybose ir mano geriausios varžybos, man asmeniškai apdovanojančios emociškai ir apskritai kaip pasiekimas net sportinis, buvo atidarę taką aplink Vilnių. 108 km. Tai aš per savo gimtadienį vieną nusprendžiau bėgti. Tai buvo galikęs mėnuo iki mano gimtadienio ir aš sugalvojau, reikia nubėgti. Jokių varžybų nėra. Niekam nesakiau, kad bėgu išskyrus artimiausiam žmonėm. Tai neieškoto, net. Jo. Čia buvo gal ir tokia savisauga, kad, žinai, jeigu visgi neįveiksiu. Tai bet buvo grinai asmeninis projektas. Tai buvo pats smagiausias bėgimas, kokią aš esu turėjęs. Aš turėjau ir svajonių varžybas, kuriuose prabėgo, jos vis tiek nepasiekė ir jos vyko Šamony, Alpėse prancūzų. Tai čia bekelės bėgiko svajonė. Netgi tai nepermušė jausmo bėgti, atrodo, Vilniui treilo bėgikui, tai nei kalnų, nei vaizdų, viskas ten fine. Tikrai pamatė ir miestą iš įvairių kampų. Aš nesivaržžiau, neturėjau jokių laiko expectationo, kad čia nubėgsiu ten per 10 valandų, reikia vis laik bėgti ir panašiai. No.
bet finišavus jausmas ir iki šiol lieka tikrai pats geriausias iš visų varžybų. Niekas medalio gale neuždėjo. Buvo literally gal kokie 4-5 žmonės, žmona beje draugam apskambino, tai jie būdavo skirtingose taškuose, tai vis pasveikindavo, bet gale nebuvo jokios minios, kuri ploja. Buvo 4-5 žmonės, tiesiog atbėgo, sustovo, atsigėrėm vandens, pakalbėjom, išsiskirsim, viskas, bet jausmas buvo nerealus. Tai va tam ir sėnės tavo, koks buvo motyvas, ne, viso to išbėgimo? Jis turėjo kelias prasmes, žodžiu, bet man pačiam tai buvo kelionė aplink tą Vilnių, jeigu taip jau atsakant atvirai. Faktas savęs išbandymas, bet jeigu vienu žodžiu viską atjungt, tai turėtų būti kaip nuotykis, kuris skaitai knygoje, kai būna ir tokių, ir up, ir down, ir tu po truputį judi ten, kur tu turi tą tikslą, bet pats procesas tu žiūri, čia niekada nebėgau, geras, kaip čia viskas atrodo. Tai aš apie tai ir sakau, tai va čia tas yra vidinis.